Kad ir kaip banaliai tai skambėtų, bet frazė "vaikai mūsų gyvenimo esmė ir prasmė" ne iš piršto laužta. Tikrasis šių žodžių suvokimas aplanko tuomet, kai iš tiesų pirmą sykį išvystame savo kūdikį. Tai stebuklas, kurio šeimoms dėja kartais tenka laukti ilgiau, nei planavo ar tikėjosi. Tačiau žodį norėtume perduoti mūsų laidos vedėjai, kuri pati yra patyrusi ir išgyvenusi rodos visą amžinybę trunkančią viltį susilaukti vaikelio. Šio ryto tema man asmeniškai yra labai aktuali. 4 metus aš ėjau šiuo pagalbinio apvaisinimo keliu, todėl kad labai norėjau susilaukti dukrelės. Todėl norėdama padėti ne tik toms moterims, kurios rašo ir man, o ir tos, kurios galbūt įsijungs mūsų kanalą ir girdės šią laidą. Šį rytą kalbinu labai malonę pašnekovę, rašytoją Viktoriją Būtautis, kuri yra prisilietusi prie šios temos ir netgi aš sakyčiau labai stipriai. Labas rytas. Labas rytas. Viktorija, pakalbėkime apie tai, kodėl ši tema pagalbinio apvaisinimo yra labai aktuali Lietuvoje. Aš manau, šita tema yra aktuali ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Ir Lietuva, kaip ir viso pasaulio dalis, joje šita tema kuo toliau, tuo labiau aktualės. Kaip ir visam vakarų pasaulyje, žmonės susilaukia vaikų vėliau ir jiems reikės tikrai daugiau pagalbos, jūs susilaukėte ateityje. Galbūt tai nėra pagrindinė problema, dėl ko, sakykime, pagalbinio apvaisinimo procedūros yra reikalingos. Bet tai yra viena iš didžiausių priežasčių, kodėl kuo toliau, tuo labiau šitos pagalbinio apvaisinimo procedūros populiarės. Pasak mūsų pašnekovės, Lietuvos šeimoms pagalbinio apvaisinimo problema aktuali dėl keleto priežasčių. Visų pirma, politinės. Dar nėra priimtas įstatymas reglamentuojantis pagalbinio apvaisinimo procedūras. Antra, poros susidūrusios su nevaisingumu gyvena kaip vakuume, nes kalbėti apie tokią problemą, juo labiau apie pagalbinį apvaisinimą, yra nepriimtina ir tarsi gėdinga. Kita vertus, daugelis galbūt ir nežino, kur kreiptis, ką daryti arba ką dar galima padaryti ir kiek ilgai teks laukti, kol moteris pastos. Neretai šeimos patiria didžiulę įtampą, stresą ir neviltį. Iš tiesų, galbūt reikėtų praverti namų duris ir išleisti tas emocijas, kurios susikaupė, kur reikėtų kreiptis šeimoms. Iš tikrųjų, pas mus, man atrodo, netgi ir tos pagalbos yra, bet žmonės bijo, jie nežino, ką jiems daryti. Aš manau, kad pagalbos yra, bent jau didžiosiuose miestuose tikrai. Sakykime, Vilniuje tai tikrai yra vaisingumo asociacija. Tai yra savitarpio pagalbos grupės, kur tiek moteris, tiek vyrai, poros gali ateit pasišnekėti. Tiesiog su kuo susiduria. Ir jie tuo pat metu, aš manau, išleidžia tą neigiamą energiją ir susipažįsta su panašaus likimo žmonėmis, jie gali tiesiog pasišnekėti. Bet kad tas kelias būtų lengvesnis, jiems tikrai reikėtų galbūt šeimoje neužsisukti ir neužspausti savo partnerio tam tikrais atvejais. Galbūt reikėtų tos informacijos paieškoti ne tik internete tarp statistinių duomenų ar neaišku ar tikrų istorijų, ar su laiminga ir nelaiminga pabaiga, bet nueit pasišnekėti su psichologu. Ir tokių psichologų yra. Iš tikrųjų, tas kelias pas psichologą turbūt būtų greitesnis ir jos greičiau rastų tuos teisingus atsakymus. Ne, kai aš ėjau 4 metus, galbūt aš būčiau greičiau susilaukus dukrytės, turbūt, jeigu būčiau kreipusis į teisingus žmonės, ar ne? Tas gydymas kalbėjimu, tiesiog pokalbis su kitu žmogum. Taip, žodžiai gydo. Viktorija viena iš tų tiesiančių pagalbos ranką tiems, kurių didžiausias gyvenimo tikslas – susilaukti vaikelio. Jai asmeniškai teko bendrauti su daugeliu šeimų, kurios savo tikslo siekia pagalbinio apvaisinimo procedūromis. Tu iš tikrųjų išgirdai daug istorijų, daug sutikai porų, kurios susidūrė su tom didelėm problemom ir tu viską sudėjai koncentruotai į tą knygą. Knyga Kiek kainuoja vaikai. Ir tu turbūt žinai atsakymą, kiek jie kainuoja? Manau, labai individualiai kiekvienam tie vaikai kainuoja. Ir aišku, atsakymas yra, jie yra neįkainuojami kiekvienam tėvui. Ir ypatingai tiem, kurie su pagalbinio apvaisinimo pagalba susilaukia vaikų. Aš manau, jie yra dar brangesni. Bet esmė, kaip ta knyga atsirado ir būtent, kad tų istorijų iš tiesų yra be galo daug, jos yra labai skirtingom pabaigom. Tai sumiksavus ir sudėjus kaip koliažą aš surišau į kelias istorijas, kurios nusėdo į Kiek kainuoja vaikai. Mintis yra, kad žmogui pažvelgti iš šalies ir galbūt rasti save ir skaitant personažą ir susitapatinus, pagalvoti, ar aš irgi darau tas klaidas. Savo knygą Viktorija nori ne tik pagelbėti šeimoms, negalinčioms susilaukti vaikelio, bet ir padėti iš šalies pamatyti savo šeimos santykius, vyro ir moters santykius su artimaisiais,
draugais, paanalizuoti savo šeimos modelį. Nevaisingumo problema neretai būna ne vienintelė, dėl kurios išyra pora taip ir nesusilaukusi atžalų. Nes tokių buvo atsiliepimų, kurie su to nesusidūrė, žinoma, planuoja vaikus ir niekas, kurie šeimos jaunavedžiai, jie negalvo, kad jiem kada nors taip atsitiks. Aš nežinau nei vieno, kurie, apart, jeigu turi tikrai fizinių problemų ir žino, nieks negalvo, kad man tai bus. Ir jeigu staiga taip nutiktų, jie jau turėtų kažkokį tai žinių bagažą. Kažkiek tai būtų pasiruošę ir nebūtinai taip turi atsitikti visiems. Bet tai yra viena iš prielaidų, taip gali būti žmonės. Pasiskaitė, sakykime, ypač Lietuvos mažuosiuose miesteliuose, kur galbūt tos psichologinės pagalbos dar mažiau, tai pasiskaitė romaną, galbūt jie kažkiek tai tos informacijos gaus daugiau. Juk daugelis esame girdėję, kad visos priemonės pateisina tikslą. Šiuo atveju jis itin tinka. Taigi ir pagalbinio apvaisinimo procedūros ir tos priemonės, kurių imsimės, kad būtume emociškai stiprus ir nesustotume pusiaukelėje, yra vienodai svarbios. Na, o dabar paliekame jūs su nuoširdžiais linkėjimais, prie kurių prisidedame ir mes. Svarbiausia, nenusiminkite, nebijokite bendrauti ir žinokite, kad tikrai rytojus, rytas visada būna šviesesnis už tą naktį.